Sveiki gyvi. Karšta naujiena. Konti gavau pranešimą iš transportininkų, iš pervežėjų, kad jie yra užstrigę Baltarusijoje. Tai yra kelias mažas įmonės, katrom realiai ir jau belikusis kelias dienas yra neturės kelti bankrotą. Tiesiog ir leasingų paimtas mašinas, užanas turbūt mokams leasings, darbuotojai visą kitą. Vienu žodžiu, nebepatėm tokios betvarkės. Ir ani buvo sugalvoję tiesiog keli maži pervežėjai suorganizuoti prie Marijampolės ant vienkelį uždaryti. Žinot, į Suvalkus, kelias. Tai tiesiog uždaryti ir tokį paskelbti protestą akciją. Ir aišku, būtų jau pat užsikimšis tas kels ir ani jau reikalaujant, kad reikia imtis kažkokių skubių veiksmų, nes viskas, jau grės bankrotą. Ir ani galvoja, kad kas jau kas, bet aniem netrukdys kolegas, o Linova kum padarė, Linovos vadovas, paim staigiai, sužinojęs ton informaciją, nutekina, aišku, iškart politikams ton informaciją ir suorganizavo, išbėga įvykiams už akių ir gruodžio 10 suorganizavo Vilniau, tokį taikų mitingiuką, protestėlį, kaip ūkininką atvažiaus kažkur į Vilnių, ten Gedimino prospektą, kur pravažiaus su fūrom ir parodys, kad jau kantrybė senka. Įsivaizduojat, kaip veik. Ir dabar man rašo vairuotas, sako, čia ir konkrečia akivaizdžia Linova veik su politikas ir tiesiog ani tai atsilaikys, sako, nei da mėnesį gal taip gyventi. O mes mažiai, sako, tiesiog išdvėsim. Taip ir pasakė, išdvėsim, tiesiog mes išmirsim, mūsų naikins ir paskui atsigaus. Ir perims mūsų rinkas, mūsų klientus perims ir atsigaus ir viskas, sako, čia ir toks žaidims. Dėl to Linova, sako, jau mes jau ne vieną kartą buvom prispaudę ir norėjom daryti rimtą akciją, uždaryti autostradas ir taip toliau. Ir aniai iškart pranešimus mes atsiribojame, mes ne prie ko ir taip toliau. Sako, tai išvein ein. Ir aniai sak čia vaidint, kada ne čia labai pergyvenai taip toliau. Tai va, tokie ir lietuvė, tokie ir draugystė, toks ir supratingums, kolegiškums ir taip toliau. Tiesiog verslas ir konkurencija parodo, kad žmogiškumo to veito sąžinis, moralis nėra. Ir tiesiog kiekvieną gal išdaut, pardaut ir taip toliau. O tokį niekšystį pasirodė, išlinda, o mūsų Inga Ruginienė vargšė su Kęstučiu Budriu nežino, ko daryti, pradėjo Amerikonam vėl skambinti. Vienkart skambina Amerikonam, Budris jau prašė Amerikoną paprašė Lukašenka pasakė, eikit na. Sak, ne, čia kalts pats siuntas sus balionus, pats nesustvark su savo mafija, katrai ir kontrabandistų nuo 22-23 metų veik išvein. Ir man irgi keista, kad aš matau pranešimus čia ir kažkokius tai naudojamas provokacijas iš Baltarusijos ir taip toliau. Ir pranešimą Lietuvos ryto ir visur ein pranešimą, dabar jau iš teismo ir taip toliau, kad veik išvein su pasieniečiais, su pareigūna, su visokias, su teisėsauga ir netgi politika visus reikalus togon. Tai reiškia nesusitvark. Logikas ir nebuvims, jeigu kaltint vien Lukašenką, tai balioną čia atskrenda, kažkas pasiimtas cigaretės. Aš suprašiau, kad Lukašenka paleid, prikrent pilni kimo, žmonės atsibundi, šį rytą pilną cigarečių prikriti, sak, mes čia niek nežinom, bet atvažiavo naktim, susirenk per tvoras, lip po žmonės į keimus, jeigu nukrent, susirenk, anisek, vis ir koordinatės, visks veikti, čia ir mafija, čia ir kontrabandistų mafija, su katra nesusitvark. Man peršas toik nuoman, kad tai ir konservatorių darbelė. Konservatorė užsiauginį, susibrandinį pribilotaits prie Nausėdas ton reikaliuką. Nei to, ar Nausėda galbūt nušalė čia, aišku, tame reikalį, nors galbūt ir veik iš vien. Ir tiesiog dabar numetė, anei stogon vis teisės saugai tebėr vis teik konservatorių rankos, ir anei stogontus kontrabandistus ir ko pasiekmė, griūn socdemų Žemaitaičiaus vyriausybė ir viskas. Anei dačia mėnesį du ir viskas, ir čia bus chaosas Lietuvoje, ir čia aišku gaus atsistatydinti visas Ruginienės ir taip toliau. Vat kaip gražiai išnaudojami netgi kontrabandistą. Ir tuo pačiu apkaltinant Baltarusiją. Fantastika. Ir tuo pačiu sužlugdant nereikalingus vežėjus, smulkiusius ir Linovą konservatorių
konservatorių draugą ir toliau darysys verslą. Nu, va, viskas susidėlioja į savo veitas. Aišku, ir absurds ir gaila ir mažųjų tų pervežėjų, kad žmonės ten tor smulkius, tus verslus po kelis mašinas užstatė savo privatų turtą, paėmė paskolas, rašė, kad jie netgi tokį, kur tiesiog savo numus viską užstatė, paėmė ten kelias tas fūras, nusisomtis vairuotojus pigesnius ir darė tiesiog verslą. Darė verslą ir dabar visą neįties bankruoto ribą. Ir viskas. Sunikim, tai sakė ne tai, kad bankros, bet dar ir asmeninį bankrotą turės kai kurie žmonės kelbė, jeigu niek nebus padaryta. O mūsų Ruginienė Kona sako, vyks kažkokias darybos, Amerikonas ir taip toliau. Įsivaizduojat, koks ir absurds ir kaip ir apnuoginama užsienio politika, katros iš vis pasirodo Lietuva netgi netur. Nesugeba nieks netgi užmėgst normalių kontaktų politinių su Baltarusija, kad pasikalbėti. Bent jau pasikalbėti, aš sakyčiau pasikalbėti ir nepavyko susitart, jau būtų kažkoks žingsnis, bet nėra netgi kalbamasi. Per aplinkų Amerikoną kalbas, Trumps su Lukašenka bendraum, pripažįsta, ką prezidentą, ir susitar, ir jau ir sustarimų, ir su Lukašenka ir daug sustarimų, ir sutarta. Lukašenka ten paleidus politinius kalinius, paleido Tikhanovskį, kad tas pats bėdų čia pridarė nesąmonį, paleido kažkokį pusglušį. Aišku, Lukašenka dabar Belavija, sankcijas nuimtas Belavija avialinijoms ir detalės jau gauna, nes buvo problemų, Lukašenka negaudavo tų detalių, lėktuvų negalėdavo pasiremontuoti, skraidyti. Dabar vis ir tvarko, vis ir gaunama ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vyks derybos, kažkaip vyks kalbėjimą ir vyks susikalbėjimą. Pas mūsiškis kažkokia arogancija pasiputims ir taip toliau. Aš pilna pavyzdžių suprantu Lukašenka, kiek vati Lietuvė prikrėti visokių niekšybių Baltarusija, su visokiom tom akcijom, visokiom tas Baltarusijos ton kelio, Minsko plentė, kur darė visi kur stovėjo, ten susikibė rankom, nuo Tapino, Grybauskaitės, Vėgėlės ir taip toliau, kada Seime priiminė rezoliucijas, kur visi gražulė, visi balsavo, kad nepripažinti Lukašenkas kaip prezidentų. Visokių, su ta Tikhanovskaja, kokia šia provokacija, taip toliau. Ir mes dabar matėm kažkokį lėktuvėlį skridus į Baltarusijos vos. Aišku, tai gali būti ir taip, ir anaip, bet jeigu tai ir teisybė, ir Lietuvė dar toks provokacijas ir svaida tas istorinis Baltarusijos, tas vėliavėlis, tas provokacijas dar, tai ir pigų. O Lukašenka įrankių tor. Aišku, dabar vėl bandys įkirsti Baltarusiją atgal. Čia Belarusija yra ta sanatorija, taip toliau, ir visokių dar įrankių tor. Bet atsiminkim, kad Baltarusija yra padavusi Lietuvai arbitražinį teismą dėl kalio trąšų sustabdymo ir taip toliau. Ten milijardiniai ieškiniai yra. Ir jeigu žiūrėt dar į geopolitiką, link kur vyks geopolitika, pasirodo Lietuva šiandien prapylė dar teismą prieš Kiniją. Kinija kažkur ten buvo padavusi teismą. Aš net nesigilinau, mačiau pranešimus, kad dėja prapylė Lietuva prieš Kiniją. Kur be pasižiūrėjus, paskui dar pasižiūrėjus, kad valė ten Klaipėdo uostą mūsų, pasirodo, kad ten įmonė, ta, kad valė uostą, Rusijos FSB kontroliuojama įmonė, susirink visą informaciją, visas kopijas pasidarė apie mūsų jūrų uostą. Absoliutiškai visas torkopijas, vis dokumenčiai pranešims išlinda. Jūs pažiūrėkit, kažkoks beprotnamis. O atgyveni ir kiekvieną dieną, kas valandą, kas dvi kažkokias nesąmoningas naujienas, baisu iš tikrųjų. Bet pati didžiausia bėda ir mes neturim savarankiškas geopolitikas, kada mūsų užsienio reikalų ministras bėgs skųstis Amerikonam, nepavyks. Paskiau Inga Ruginienė skambina Amerikonam vėl kalbas telefonu. Nepasako, kas susitarė, nesusitarė. Ir gėda. Atsiprašau. Tai ir absurd. Ir sunku iš tikrųjų kalbėti. Sunku iš tikrųjų ir kalbėti. Iki teik nugyvenom Lietuvą. Iki teik ir nuvaryta geopolitika mūsų, užsienio politika, tai ir geopolitikas visiškai nebuvims, nesusigaudims, kas vyks geopolitiko, kas vyks didžiajam pasaulyje, kas vyks už tvoros. Ir kažkokį su savo arogancija dar pasiputimu ir kažkokį puikybę dar bando kažko parodyti, pademonstruoti. Žmonėm jau greit vengt norėsis nuo tokios politikos. Ir ta riba jau ir čia pat.
Čia riba ir čia pat iš tikrųjų. Jeigu nesiims veiksmų ir nenusileis ant žemės mūsų politika, bus labai liūdna ateitis. Konservatoriam atėjams į politiką bus tiesiog raudonų kilimų paklots. Ir nusineš visišką daugumą konservatorių, nes konservatoriai dabar dar 10 balų. 10 balų. O tu ir pasitvarkė savo teisės saugus, savo kontrabandistus, visus pajungi. Kultūrininkus pajungi, kontrabandistus pajungi, Tapinus, visus Malinauskus, visus pajungi, visus pajungi. Pažiūrėkit, kokį aparatą turėjo susikūrė konservatoriai ir kaip negailėjai. Visus susibrandina, susiaugina, pasidarė ir momento X reikalo visus pajung ir pasirodė, kad tai ir labai galinga. Labai galinga jėga Lietuvos lygmeniu ir tiesiog socdemus su Žemaitaičiu sudaužys. Žemaitaitis, aišku, spardos, bet kas ir keiščiausia, kad Žemaitaičio nepritar Inga Ruginienė. Ani kažkaip svetimi žiūri to Žemaitaitį kaip į beprotį ir nesupranta, kad nei patys tau pats skris lauk, jeigu nesims normalių veiksmų. Tai va, tokį trumpą apžvalgelį vakarinį šiam kartu teik. Ačiū, kad esat, ačiū, kad dalinatės, ačiū, kad palaikot mano veiklą, kaip tai padaryti apačiu pavaizdą įrašų visi manom būdą. Šiam kartu teik ir iki kitų kartų.